Paskutinį vasaros savaitgalį Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome buvo girdimas akrobatinių lėktuvų Jak 52 variklių gausmas. Čia vyko lakūnų akrobatų varžybos, iš kurių alytiškiai sugrįžo su taurėmis ir medaliais. Plačiau apie tai netrukus. Prieš keletą dienų Kauno Dariaus ir Girėno aerodrome buvo varžomasi dėl 3 kategorijų taurių. Akrobatinio skraidymo varžybose dalyvavo ir alytiškiai lakūnai, kurie sugrįžo su medaliais ir taurėmis. Dalyvavom Alytaus aeroklubo nariai 3, tai varžybos vyko pagal A, B ir C kategorijų lygius. Tai A kategorijoje dalyvavo Nerijus Baublys ir Rimas Gargasas, kurie laimėjo. Nerijus irgi 1 vietą, o Rimas Gargasas 3 vietą. O aš dalyvau aukštesnėje kategorijoje B, kurioje irgi buvo skrendami 2 privalomi pratimai. Abiejose pratimuose buvau 1 ir absoliučiai įskaitoje laimėjau taurę. Alytaus aeroklubo vadovas Kęstutis Urbanavičius pasidžiaugė, kad po ilgesnės sportinės pertraukos pavyko pasiekti aukštus rezultatus. Varžybos vyksta kiekvienais metais pagal patvirtintą akrobatinio skraidimo federacijos grafiką. Tai vyksta Vilniuje, Kaune, Alytuje. Ir mūsiškiam ne visada, aišku, pavyksta tas iškovoti prizinės ar 1 vietas, bet šiaip stengiasi. Pasak pašnekovo, viskas priklauso nuo treniruotėms skiriamo laiko ir turimų lėšų, o ir orai šį sezoną nesuteikė tiek galimybių. Nepasakytum, kad daug, nes, aišku, finansinės galimybės neleidžia tiek, kiek reikėtų treniruotis. Tai pagal finansinės galimybės skaitom, kad vis tiek pasitreniruojam ir rezultatą dar turim. Ši vasara nelepino gerais orais, bet pavyko to gero oro išnaudoti treniruotėm, taip pat ne tik akrobatinio skraidimo, bet ir sklandymui, ir vaikų sklandymas vyko irgi, tai irgi šiemet vaikų komanda sudalyvavo Kėdainiuose respublikinėse varžybose, kurios vyksta irgi kasmet. Tai po tokio biškį didesnio tarpo irgi džiaugiamės, kad vaikai buvo paruošti irgi varžyboms. Alytaus aeroklubas ir šiuo metu kviečia norinčius prisijungti prie aviamodeliavimo, vaikų sklandymo ir kitų veiklų. Visą norimą informaciją galima rasti Alytaus aeroklubo internetinėje svetainėje aeroalytus.lt. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija.